Gali būti, kad tu to net nepastebi. Tavo protas nuolat ieško, ko trūksta. Kas dar neišsipildė, ką kiti turi geriau. Bet sustok ir pažiūrėk į tai, ką jau turi. Turi akis, gali matyti. Turi kojas, gali vaikščioti. Turi širdį, kuri vis dar plaka. Turi rankas, kurios apkabina. Stogą virš galvos. Vandens stiklinę. Mylimo žmogaus balsą. Saulę danguje. Kvėpavimą. Gyvenimą. Tai, kas tau atrodo paprasta, kažkam yra nepasiekiama. Ir kol neatsigręši į tai, kas yra dabar, tol vis bandysi užpildyti save kažkuo iš išorės. Bet vidinė pilnatvė neateina iš turėjimo. Jie gimsta iš dėkingumo. Dėkingumas tai būdas prisiminti savo vertę. Kai dėkoji, tu ne tik matai, kiek daug jau turi, tu pradedi jausti, kad esi pakankamas, kad tavo gyvenimas jau dabar yra stebuklas. Ir štai kur paslaptis. Savivertė auga ne tada, kai pasieki daugiau, o tada, kai pagaliau pamatai, kiek esi vertas jau dabar. Galingiausia praktika yra dėkingumas. Nori išbandyti? Kiekvieną rytą ir vakarą padėkok bent jau už 3 dalykus. Tu nustebsi po mėnesio ar kito, kaip pradės keistis tavo gyvenimas. Dėkoti reiškia pabusti. Pasidalink komentarę vienu dalyku, už kurį šiandien dėkoji. Tik vienu. Ir tik nuoširdžiai. Leisk dėkingumui sugrąžinti tave į tai, kas yra tikra. Į save.